Tai iš tikrųjų tikrai bus nemažai informacijos. Žinau, kad vėliau kyla dar klausimų, dar reikia tam tikrus dalykus ir aspektus užtvirtinti. Tai pabaigoje pranešimo tą galėsiu ir padaryti. Tai kas aš tokia esu? Esu Vilniaus Gedimino technikos universiteto stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vadovė. Tai jau keletą metų iš tikrųjų konsultuoju visus stojančiuosius ir kalbu apie tam tikras jų daromas klaidas. Per klaidų prizmę kalbant, matau, kad darosi vis aiškiau stojantiesiam, kaip nepaklysti tam tikrose subtilybėse. Ir labai labai sveikintinama, kad šiandieną prisijungia ir tėvai, kad jie taip pat galėtų tą paramą suteikdami ją suteikti teisingai. Tačiau, jeigu vėliau jums kils klausimų, bet kada proceso metu, vasara ilga, daug etapų stojimo, o galbūt ir vėliau bandysite stoti, tai iš tikrųjų galite bet kada kreiptis į mūsų stojančių priėmimo ir informavimo centrą. Mes vykdome bet kokias konsultacijas ir atsakysime jums raštu, telefonu, tai galite visada rašyti priėmimas@vilniustech.lt, o aš esu Justė Rožienė. Taigi, kitas mano pranešimas. Jeigu norėsite dar kartą kažko išgirsti ar turėsit klausimų Liepos 9 dieną, tai jau bus 3 valanda dienos. Na ir dabar pagrindiniai aspektai šių metų abiturientams, to ko nebuvo galbūt ar ne pernai ir dar anksčiau, tai kaip ir žinote, ar ne, užsitvirtiname, jog šiemet valstybinių brandos egzaminų išlaikymo riba yra 25 taškai. Tai tiem, kurie būtent šiemet baigia mokyklą, tai ir išlieka šita kartelė. Visada atsiminkite, kad net jeigu jūs stosite po 10 metų ar ne, tai ta tvarka, kuri galiojo tais metais, kuriais jūs baigėte mokyklą, jinai galios jums visuomet, kada jūs bestotumėte į aukštąsias mokyklas. Taip pat yra du labai svarbus aspektai, kurių anksčiau nebuvo galima matyti. Tai jog egzaminų laikymą atidėti pakartotiniai sesijai galima ne tik dėl ligos ir tam tikrų netekčių, bet ir dėl kitų priežasčių, kaip pavyzdžiui, stojamųjų egzaminų užsienio mokykloje. Tai tikiuosi šitą žinojote, jeigu kam prireikė. Ir taip pat, jog šiemet turite tikrai ekskliuzyvinę situaciją, jog galite perlaikyti ne tik lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, ar ne, kurio taip reikia baigti, ar ne, viduriniai mokyklai, tačiau galėsite tais pačiais metais perlaikyti ir matematikos valstybinį brandos egzaminą. Žinant atgarsius, panašu, kad šita opcija labai šiemet pravers, ar ne, dėja, kad reikia tai sakyti. Tai yra svarbu. Taip pat tikiuosi, kad irgi žinote, jog nuo šių metų galėjote ar ne dėl sveikatos tam tikrų priežasčių nelaikyti dalies egzaminų, būti atleistas ne nuo visų ar ne egzaminų, bet nuo tų arba tų dalių, kurių tiesiog negalite laikyti dėl sveikatos tam tikrų priežasčių. Tai yra naujienos ir tai yra jūsų, tik jūsų kartai įgyvendintos idėjos. Na, o bendrai dabar likusią valandą mes kalbėsime apie bazinius reikalavimus, kad iš karto mes užsifiksuojam, kada aš galiu stoti, kada negaliu stoti ir kas ką nusako. Tada labai detaliai paaiškinsiu, kaip susidarys jūsų konkursinis balas, kaip jisai skaičiuosis, nes tie, kurie dar laikote egzaminus, neturite savo rezultatų ir visai keblu suvokti, o kaipgi čia man tas konkursinis balas bus sudarytas Lama BPO sistemoje. Ir tada jau kalbėsim apie pačią Lama BPO prašymo pildymo sistemą. Langas po lango, ką, kur, kaip. Labai tikiuosi, kad šiandien prisijungę 12-okai jau esate užsiregistravę toje sistemoje ir iš tikrųjų galbūt ir sėkmingai viskas ir sklandžiai ir aiškiai jums vyksta, o galbūt kažką akcentuosiu, ką tikrai vertėtų, ko reikėtų nepraleisti.
Tada būtinai akcentuosiu dalį apie papildomus balus, kaip pasitvirtinti juos ar ne, jeigu esate jų nusipelnę. Tada pakalbėsim apie pageidavimų sąrašo sudarimo visas subtilybės, kaip geriau jį sudaryti ar ne. Tada trumpai akcentai tarptautinio bakalaureato moksleiviam, karo tarnybos aspektai, išankstinis stojimas, jeigu šiandien turiu tokių, kurie prisijungėte, pasirašė pas mus išankstinio stojimo sutartis ir tuomet atsakysiu į klausimus. Taigi, kaip ir minėjau, visos skaidrės numeruotos, fiksuokite dalį, kur kažkas būtų neaišku. Tai pirmą pradėsiu nuo to, ar vertėtų konsultuoti su dirbtiniu intelektu. Tai žinokit, aš labai greitai su juo, kai žinau tiesą, netenku kantrybės, nes tikrai skiedžia visiškas absurdiškas nesąmonės, galima sakyti drąsiai taip. Tai iš tikrųjų, vat, jums pavyzdys, mes pasikonsultavome su priėmimo centru, klausėme, kiek turiu surinkti taškų, kad galėčiau išlaikyti egzaminą. Jis man rašo 35 taškai, net nieko neapsvarstęs, nepasitikslinęs. Tuomet aš jo klausiu, kaip suprasti 35 taškai šiemet, ir jis man sako, kai jį patikslinu, taip, tu teisus, atsiprašau, truputį suklydau, ar ne? Tai yra vienas iš tų aspektų, kur tikrai, kadangi tai nulėmė daug dalykų, ar ne, tikslų žinojimas, konsultuokite su tais, kurie žino geriau ir bandykite kvestionuoti viską, ką sako dirbtinis intelektas. Tai dabar pakalbėkite, tai koksgi tas minimalus reikalavimas ir kogi mums reikia. Tai pirmiausiai, dar nekalbant apie jokį konkursinį balą ar ne ir eiles, mes kalbame apie minimalius valstybinius reikalavimus, ar ne, kurie tik keletą metų kaip įsivyravę. Anksčiau tokio dalyko kaip kalbos apie aritmetinį vidurkį tam tikrų egzaminų nebuvo. Tai štai dabar jau turime šią situaciją keletą metų ir labai svarbu, kad šioje vietoje tiksliai suprastumėte, koks tas minimalus reikalavimas yra, nes vis dar pasitaiko stojančiųjų, kurie sako, aš net nebandžiau, nes aš nepasiekiau. Ir tada pradedam aiškintis ir pasirodo, kad viską jis buvo pasiekęs, tiesiog netaip suprato patį reikalavimą. Tai dabar užsifiksuojame. Labai svarbu, kad stojantis į visas kryptis, išskyrus menus, turėtų išlaikę 3 valstybinius brandos egzaminus. Tai yra lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir 3 bet kokio, ar ne? Jeigu laikėte 4 egzaminus, 5 egzaminus, tai į 3 vietą bus pasirinktas būtent tas, kuris iš kitų, ne lietuvių ir matematikos, jūsų yra išlaikytas aukščiausių balų. Tam, kad palankiausiai jums vertintų. Na ir kas dabar yra svarbu suprasti, kad iš šitų 3 egzaminų jūs turite surinkti skirtingus gali būti kiekius taškų ar ne balų, ir tie balai dedami į krūvą, dalinami iš 3 ir suapvalinus vertė turi būti lygi 50, jeigu stojate į universitetinės ar ne bakalauro studijas. Tai yra svarbus aspektas, kad ne iš kiekvieno egzamino aš turiu surinkti tam tikrą kiekį, bet jų aritmetinio vidurkio turi būti tam tikra riba. Jeigu stoju menus, tai čia pasišalina tik tai matematika, tai reiškia tie 2 įvertinimai susideda, dalinasi iš 2 ir lygiai tą patį turi tenkinti 50, ar ne? Tačiau, jeigu stojame į kolegines studijas arba profesinį bakalaurą, kitaip vadinamą, tai kartelė tiesiog šiek tiek žemesnė, tai turėtų būti suapvalinus 41 balas. Tik tiek, į čia atkreipiu dėmesį, labai svarbu, minimaliem valstybės reikalavimam visiškai nesvarbu, kokiu lygmeniu laikėte lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egzaminus. Čia nesvarbu. Todėl nebijokite, kaip kiti sako, o Dieve, aš laikiau B lygiu, aš tada nesupratau, pasirinkau abudu B lygiu, tai dabar aš netitiksiu. Atitinkant minimalius reikalavimus, nesvarbu lygmenis.
vat kai skaičiuosime konkursinį balą ir jūs konkuruosite tarpusavyje, tik ten pradeda būti svarbu lygmenis. Tai čia, jeigu jūs, tarkime, tikrai žinojote, kad, na, sunku bus pasiruošti A lygmeniu, tai pasirinkote B lygmeniu, bet iš jo gaunate aukštesnį balą, tai jūsų minimalaus reikalavimo atitikimas gali būti tikrai sėkmingai pasiektas dėka to, jog pasirinkote tą kitą lygmenį. Tai dar kartelį, minimaliam reikalavimui svarbus aritmetinio vidurkio rezultatas ir visiškai nesvarbus, kokie yra lietuvių kalbos ir matematikos lygmenys. Tai ką, konsultuojuosi toliau su dirbtiniu intelektu ir klausiu, man, pavyzdžiui, asmeniškai daugiausiai stojančių užduodamo klausimo, sugalvojau, kad noriu stoti į, tarkime, inžineriją, tai ar man dabar panikuoti, nes neturiu fizikos. Dirbtinis intelektas puola man aiškinti, kad, na taip, ji labai svarbi ir be šito dalyko nelabai aš galėsiu stoti. Vėl jam sakau, tu kalbi neteisingai, ašgi galiu stoti be fizikos inžinerijos kryptį. Ir vėl kągi aš gaunu, atsiprašau, pasakiau apibendrintai, aš nemelavau, bet nepakankamai tiksliai paaiškinau. Tai štai, vėl mokau dirbtinį intelektą truputį būti tikslesniam. Ir dabar paaiškinu jums, kad nereikėtų su juo kalbėtis ir diskutuoti šiuo klausimu. Taigi, kai atitinkat minimalų reikalavimą ir jūs jau žinote, kad jį tenkinate ir galite stoti ar ne į universitetinės ar koleginės studijas, tada tampa svarbu, kaip susidarys konkursinis balas. Tai ar aš visą sudedamasis turiu, kaip jį suskaičiuos ir kasgi ten galėtų būti. Tai čia yra svarbu, jog žinotumėte, kad nesvarbu, ar inžinerijos studijas aš rinksiuos vienoje ar kitoje institucijoje, ar tai bus kolegija ar universitetas ir keletas jų, nesvarbu. Visos studijų programos yra suskirstytos į kryptis, ar ne? Tai pavyzdžiui, jeigu aš rinksiuos mechanikos inžineriją, transporto inžineriją, tai vis tiek bus inžinerijos krypties mokslai, ar ne? Ir Lietuvoje konkursinio balo sudarimo skaičiavimas yra nustatomas krypčiai. Todėl nesukit galvos, kaip kiekvienai atskirai programai bus sudaroma. Žinokite krypties reikalavimą, iš ko susidaro konkursinis balas ir žiūrėkite, kokias sudedamąsias turite. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad tik šiemet jums pasisekė vienas dalykas, jog antroje konkursinio balo sudedamojoje atsirado naujieji egzaminai, kurie anksčiau galėjo būti tik trečiojoje sudedamojoje naudojami, dabar jie yra antrojoje sudedamojoje. Tai pavyzdžiui, stojant į inžineriją, technologijų mokslus ar ne, jūs galite matyti, jog galite laikyti arba informatiką, arba inžineriją, arba fiziką, arba chemiją, arba geografiją, arba biologiją. Tai štai jums atsakymas, ar būtina stojant į inžinerijos kryptį laikyti fiziką? Ne. Tai ir yra apibendrinimas, jog valstybės mastu nustatyta, kad jūs laisvai galite rinktis tą, kurį jūs manėte, kad geriausiai išlaikysite. Tai nepanikuojam, pasižiūrim, kiek variacijų yra, jeigu kažką turite, liuks, jei kažko neturite, irgi nenusimenam, nes čia gali būti metinis įvertinimas mokyklos taip pat perskaičiuotas. Apie jį dar pakalbėsiu. Taigi, kitas dabar svarbus aspektas. O kaip čia yra, kai aš laikiau 3 egzaminus, o kaip yra, kai laikiau 5 egzaminus ar 6, kaip susideda, tai dabar labai žingsnis po žingsnio detaliai pasižiūrėkime į kelias variacijas. Pirmas pavyzdys, kai stojantysis, ar ne, yra išlaikęs 4 valstybinius brandos egzaminus, tai yra matematika, fizika, anglų kalba, tarkime, ir lietuvių kalba ir literatūra. Tai štai jis pasirinko stoti į inžinerinę kryptį, tai kurgi įkris į kokį laukelį konkursinio balo, kuris susidės. Mes ieškome, bandome rasti 4 sudedamasis, ar ne, Lietuvoje, kurgi kas susidės. Tai kadangi inžinerijos kryptyje matome, kad pagal reikalavimus, ar ne, matematika sudaro didžiausią svertinint balą. Tai reiškia 40% mano konkursinio balo stojant į šią kryptį sudarys matematikos įvertinimas, o visi 3 kiti egzaminai turi vienodai po 20% svarbos.
Yra krypčių, kaip pavyzdžiui, socialiniai mokslai ar kiti, kur, pavyzdžiui, svarbiausią dalį gali sudaryti, tarkime, lietuvių kalba, ar ne, arba stojamasis egzaminas ir panašiai. Tai dabar žiūrime pavyzdį ir matau, ten, kur yra vienas detaliai, tai reiškia viskas, ar ne? Matematika turi įkristi į savo lauką, lietuvių kalba turi įkristi į savo atitinkamą lauką. Dabar, kadangi stojantysis išlaikė fiziką ir anglų kalbą, tai fizika keliauja į antrą sudedamąją, nes tarp arba būtent ji yra minima, o anglų kalba keliauja į trečią, bet kurį nesutampantį su kitais konkursiniais dalyko lauką. Tai štai, dabar kaip skaičiuosis balas. Mano pirmasis pavyzdys yra, kai tiek lietuvių kalbą ir literatūrą, tiek matematiką stojantysis laiko A lygiu. Tai kaip susiskaičiuos tas konkursinis galutinis balas, matome. Kiekvieną laukelį turime atitinkamą savo egzaminą. To egzamino įvertinimas yra įrašomas į formulę. Ir dabar žiūrėkit, kadangi egzamino balai įvertinimo yra 100-balėje schemoje, tai mes turėtumėm ją paversti į 10-balę, tai tiesiog dauginam iš 0,1 ir čia iš karto dauginam iš svertinio koeficiento, kurį ką tik va čia ir parodžiau, kuris nurodomas visai krypčiai. Ir kiekvieną rezultatą sudauginus aš gaunu tam tikrą elementą, kuriuos sudėjus gaunasi mano pilnas konkursinis balas. Tai va, jeigu jūs laikėte lietuvių ir matematiką A lygiu, tai labai paprastas skaičiavimas, tiesiog į 10-balę sistemą paverčiam ir iš svertinio vidurkio turim 4 sudedamasis ir štai mūsų konkursinis balas. Dabar antrasis pavyzdys, jeigu stojantysis lygiai taip pat laikęs tuos pačius 4 egzaminus, tiesiog matematiką pasirinkęs yra B lygiu, kiek skirsi skaičiavimą. Žiūrėkite, nesmarkiai. Tik prie matematikos būtent, kur jau yra svertinis ar ne didžiausias tas koeficientas, štai čia atsiranda pirmą kartą lygmens skirtumas. Ir mano B lygio įvertinimas, kuris, tarkime, ar ne, yra 40, bus dauginamas iš 0,7 koeficiento tam, kad vienodai galėtų konkuruoti tie, kurie laikė ir gavo 40, tarkime, A lygių ir B lygių, toks įvestas koeficientas. Galime apie jį savo nuomonės įvairias turėti, ar ne, bet tas įvertinimas bus daugintas iš 0,7, tai reiškia šiek tiek sumažėja, vėl verčiamas į 10-balę sistemą ir dauginamas iš svertinio koeficiento ir vėl turime elementą. Tik toks skirtumas. Jeigu jūs abu egzaminus būtumėt laikę ir lietuvių ir matematiką B lygiu, tai ir čia ir lietuvių irgi dar vertinimas daugintųsi iš šito koeficiento. Va tik toks ir skirtumas, bet vis tiek 4 elementai, juos visus sudedame ir turime savo konkursinį balą. Dabar pažiūrėkime, o kas nutinka su stojančiuoju, kuris laikė netgi 5 egzaminus, ar ne? Tai štai žiūrėkime, vienas iš stojančiųjų laikė tiek matematiką, tiek lietuvių kalbą, fiziką, biologiją ir istoriją. Ir štai, šiaip tikrai neblogai padarė šitas stojantysis, nes ateityje, kaip žino, darbo rinkoje mes nežinom, kada gyvenime gali prireikti stoti į dar kokią nors kitą kryptį, tai tikrai turės daugiau elementų, jeigu reikėtų ateityje stoti, tarkime, į socialinius mokslus. Bet dabar žiūrėkime, kaip sistemai elgtis su ta fizika ir biologija, kai antrojoje sudedamojoje gali tikti tiek fizika, tiek biologija. Štai istorija, tai jinai puikiai tinka į trečią, ar ne, elementą. Tačiau sistema automatiškai jums skaičiuos, dar kartą pabrėžiu, patį palankiausią rezultatą, kad surinktumėt maksimaliai kiek įmanoma geresnį konkursinį balą. Ir dabar jinai žiūrės, ką jūs išlaikėte ir kaip geriau. Tai šiuo atveju laikantysis 5 valstybinius brandos egzaminus, viską pasirinkęs mano pavyzdyje, tarkime, A lygmeniu, ar ne, lietuvių ir matematika. Tai matematikos skaičiavimas aiškus, ar ne, A lygmeniu nėra jokio papildomo koeficiento, tik paverčiam 10-balę sistemą ir svertinis.
Tada keliauja į antrą mano eilę fizika, nes biologiją ir fiziką aš išlaikiau 50, tai vieną iš jų tiesiog sistema įdėjo į antrą. O kadangi istoriją išlaikiau, tarkime, 60, šiek tiek aukščiau nei biologija, tai trečią sudedamąją sistema ir parinks įdėti tą aukštesnį įvertinimą, jį sudaugins, kadangi čia trečioji sudedamoji nesvarbu koks egzaminas, įdės tą, kuris atliko nepanaudotas ir yra aukščiausias. Tai va, šiuo atveju tam stojančiajam, stojant į inžinerijos kryptį, biologijos egzamino, taip ir liko nepanaudotas įvertinimas. Tai va, taip susiskaičiuosiu jūsų balas. Na, dabar pagalvokime apie tus, kurie galbūt nelaikė ketvirto egzamino ar neišlaikė, visko nutinka ar ne, pramiegojo gal, turėjau tokį irgi studentą, kuris pramiegojo valstybinį brandos egzaminą. Tai dabar žiūrėkit, nenusimenat, jeigu turite bent 3 ir atitikot minimalų reikalavimą, žiūrim, kaip paskaičiuos jūsų konkursinį balą. Žiūrim, laikė matematiką, fiziką, lietuvių kalbą. Tai matematika keliauja, ar ne, į pirmą savo langelį, lietuvių kaip visada į savo, fizika keliauja į antrą, kuriame, ar ne, jinai ir yra prašoma kaip vienas iš variantų, bet dabar klausimus, o tai kaip su ta trečiaja sudedamąja? Tai taip, trečioji sudedamojo jūs kaip ir neturite egzamino įvertinimo ir tarsi tai būtų dauginimas iš nulio. Tačiau tokiu atveju tiek antra, tiek trečia sudedamoji gali būti pakeista jūsų metiniu pažymiu mokykloje. Vėl, kadangi turėsite nemažai dalykų dar mokėsi mokykloje, sistema paims tokio dalyko, kurio geriausią metinį vidurkį jūs turite. Ir noriu pabrėžti, 10 metinio įvertinimo mokykloje nėra lygus valstybinio egzamino 100. Nėra. Bet šiokį tokį balą vis dėlto turi. Kad žinotumėt kokį, rodau jums lentelę, viskas iš reglamentų išimta. Tai va žiūrėkite, aš laikiau, ar ne, kaip dabar va nėra lygmenų, tai va šitą, ar ne, brandos egzaminui perskaičiuojant, tai jeigu 10 turi, tai 3,4, tai taip kaip kad būtumėt iš egzamino 34 surinkę, daugintumėm iš 0,1 ir tada daugintumėm, ar ne, iš svertinio koeficiento. Tai štai vis tiek tam tikrą balą jūs turėsite ir tas paskaičiavimas bus jūsų pusėje. Na, kai jau žinot, jog atitikot minimalų reikalavimą ir galite stoti, tada jau žinote, kaip jūsų atveju bus suskaičiuotas konkursinis balas, ar ne, į tam tikrą kryptį. Kalbam apie minimalius balus stojant į aukštąsias mokyklas. Tai žinokite, kad tikrai anksčiau buvo labai aiškiai apibrėžta, buvo laikai, kada universitetai ir kolegijos turėjo bendrus susitarimus, kad tarkime, kai nebuvo minimalaus valstybės reikalavimo dėl aritmetinio vidurkio, mes sakėme, mums reikia apsibrėžti kaip aukštosiom mokyklom, kokį minimalų praeinamą balą turi pasiekti stojantysis, kad jisai turėtų teisę pas mus stoti. Kadangi šita situacija labai keitėsi ir stojantieji dabar turi tą kitą kartelę, tai yra atitikti aritmetinį vidurkį, universitetai priėmė įvairius sprendimus, ar ne, ir kolegijos, ir nusprendė, kad nuomonės šiek tiek išsiskyrė. Tai pagrinde noriu papasakoti, jog jeigu jūs surinksite tam tikrą konkursinį balą ir aukštoji mokykla, į kurią stosite, turės nustatę jos vertę, o jie jau turėjo būti paskelbę iki birželio 1 dienos, tai bet kuriuo atveju galite rasti šitą informaciją ir Lama BPO tikrai svetainiai yra suprogramuoti jau dabar jums pildant, matyti, ar jūs atitinkate tą minimalų balą ar ne. Tai jeigu jūsų balas aukštesnis, o mokykla nusistatė, pavyzdžiui, žemesnį, tai jūs tenkinate ir galite dalyvauti. Jeigu balas yra žemesnis jūsų surinktas, matysite, jog netenkinate šito reikalavimo. Nenustebkite, kad didžioji dalis aukštųjų mokyklų, pagrindinių, kurias jūs populiariausias renkate stoti, kaip ir mes, turi dabar tokį nustatymą, jog jeigu jūs pirmame etape atitikote minimalius valstybės reikalavimus aritmetiniam vidurkiui, tai tam atitikimui
susidarantis jūsų konkursinis balas ir yra tinkamas ir tenkinamas, kad galėtumėt stoti į mūsų aukštąją mokyklą. Yra pavienių aukštųjų mokyklų, kurios turi paskelbusios. Tikrai žinau, ICM turi balą konkrečiai įvardintą. Yra kai kurių aukštųjų mokyklų, kurios turi į tam tikrą vieną jų programą, kuri galbūt yra dėl kažkokių priežasčių ar ne labiau apsaugoma, nustatytas tam tikras minimalus balas. Tai nenustebkit, kai lamoje tikrinsit suvestinę, kad galit matyti, jog tenkinat, netenkinat, nepanikuokit, užvedus pelę ant tos vietos, jūs tikrai matysite, jog ten yra detaliai paaiškinta, kad, pavyzdžiui, netitinkate aukštosios mokyklos nustatyto minimalaus balo. Tai šitą irgi galit pasitikrinti, bet didžioji dalis aukštųjų mokyklų ir šiemet liko prie to atitikite minimalius valstybės reikalavimus ir stokite, viskas tvarkoje. Na va, dabar ties šita vieta dar noriu akcentuoti vieną dalyką. Nepatariu, labai nuoširdžiai nerekomenduoju ir tikrai esu labai priešiška šitam klausimui, ar verta domėtis praėjusiu metu stojančiųjų minimaliais konkursiniais balais į mano norimą programą. Visada sakau, neverta. Kodėl? Ne tik todėl, kad jūs ir patys suprantat, jog pernai metais sistema buvo iškreipta. Ar ne, labai suaukštinti visų balai buvo ir iš karto, tarkim, jeigu inžinerijos tam tikrose programose, ar ne, minimalus į programą balas būdavo 5,7, ar ne, paskutinis įstojusysis į nemokamą, tarkim, vietą, ar ne, galėjo būti, tai pernai buvo virš 7. Tai noriu, kad suprastumėt, kiekvienais metais stojant viską nulemia visos jūsų kartos egzaminų sunkumas. Vienais metais, matot, vieni egzaminai lengvesni, kiti sunkesni ir konkurencija labai keičiasi. Tada yra stojančiųjų gausa ir jų kokybė. Tarkim, gali būti, kad tais metais į tam tikras studijų programas, kryptis yra didesnis suinteresuotumas ir stoja daugiau mokinių, automatiškai balas gali ūgtelti. Tada gali būti, kad į tą programą 2-3 metus labai žemas balas, nedaug stojančių ir šiemet sustoja visi su 8 mažiausiu balu ir štai jums siurprizas, ar ne? Taip pat mes dar nežinom, dar vyksta stojimo procesas, egzaminų laikymo procesas, mes dar nežinom, kas gali būti ar ne su ministerijos sprendimais priimta, tai vėl gali turėti įtakos. Na ir dabar žiūrėkit. Tikras pavyzdys, kad tikrai yra programų, į kurias tas balas tarp kelių metų, aš visą statistiką persižiūrėjau prieš tai kalbėdama, gali vyrauti plius minus 2 balais. Tai dabar klausimas jum ir tampa. Tai jeigu aš dabar pasakysiu, kad pernai inžineriją stojančio mažiausias balas buvo 7,04, o jūs sužinote, jog turite, pavyzdžiui, 6,7 balą, tai ką, nebandyti stoti? Tai tikrai labai nerekomenduoju kliauti šitais balais. Taip pat noriu, kad suprastumėt, jog valstybės finansuojamų vietų kiekis, krepšelių mūsų kalba, ar ne kalbant, kiekis yra nustatomas irgi ministerijos. Ir kai matomas visas kontekstas Lietuvos mastu, kur daugiausiai keliauja stojančiųjų prašymų, tos vietos numatytos kryptim, ne pavieniam universitetui ir pavieniai programai. Mes nežinom, ar mums skirs valstybės krepšelių, pavyzdžiui, mechanikos inžinerijai 30 ar 20, viskas nulemiama yra vasaros laikotarpį pagal tai, kiek srautai yra pasiskirstę, kur aukštais balais ir daug stojančių yra, ten tų krepšelių kiekis gali būti šiek tiek perskirstytas. Todėl tie klausimai jūsų neturi nei raminti, nei gąsdinti apie minimalų praeitų metų balą ir kiek buvo įstojusių. Šiemet tiek, kitais metais dar kitas kiekis. Tiesiog ties tuo nesiorientuokite. Na ką, kalbam apie LAMA BPO prašymo pildymą laukas po lauko. Tai pradedame nuo pirmojo puslapio, kur jūs prisijungiate, ar ne, su savo elektroninė bankininkystė. Ir iš karto turėsite nurodyti elektroninį paštą bei sutikti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Yra labai svarbu, jog nurodytumėte gerą teisingą paštą, kurį
jau sistema iškart ištestuos, nes jei įrašysit, jis turės atsiųsti kontrolinį kodą, tada jūs turėsite tą kodą įvesti ir pabaigsite prisijungimą. Tai jau bet kuriuo atveju, jeigu padarysit klaidą savo elektroninio pašto pavadinime, negausit to laiško ir suprasite, kad kažkas ne taip. Bet įrašykite tokius paštus, kuriuos vasarą atidžiai tikrinsite. Nerašykit tų, kur tik reklamas, spamas siunčia, nes į tą paštą jūs gausite tam tikrus svarbius pranešimus ir tą kvietimą, lemiamą kvietimą pasirašinėti sutartį ar ne su norima aukštąja mokykla, į kurią jūs patekote. Tai svarbu, kad tą paštą tikrintumėte ir jis būtų tikrai prižiūrimas. Dėl sutikimo, sutikti su taisyklėmis jūs turėsite būtinai jas visas peržiūrėję ir prašau, pradėkit mokytis skaityti tai, su kuo sutinkate. Tai būtinai tą ir padarykite. Toliau keliaujame ir matote, kad įrašius paštą į jį gavę numerį, turėsite jį įrašyti ir taip viskas bus saugu, kad jūs tikrai vėliau matysite sistemos siunčiamus laiškus. Na ką, tada identifikacinė informacija. Labai prašau, nepatingėkit, čia keli langeliai, atidžiai supildykit. Patikrinkit, ar tikrai mato gerus jūsų duomenis, pagal tai iš registrų pareis jūsų informacija. Įveskite, pasižiūrėkite, kad visi tie kodai būtų geri. Sistema pati įvedus pirmą kartą rodo, kad registrė tikrinami duomenys. Jinai viską praneša. Tada yra gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija. Irgi šleivai kreivai pildot. Tie duomenys visi išeis į aukštąsias mokyklas, bus minimi dokumentuose. Taip pat telefono numeris, pavyzdžiui, kažkas nutiks su stojimu. Sutartis kokia pakibs nepasirašyta. Aukštoji mokykla iš Lama BPO bus gavus būtent šitą telefono numerį, kurį jūs nurodysite. Ir jeigu mes bandysim su jumis susisiekti lemiamą minutę, nes tarkime liko nebedaug valandų ir reikia jums pasirašyti sutartį, nes kažkas ten nepavyko ar dar kažko, būna siaubingai kuriozinių situacijų, mes skambinsime šituo numeriu, nes duomenys bus gauti iš sistemos. Tai būkit geručiai, supildykite viską. Ir pašto kodas iš tikrųjų mums irgi yra labai svarbus. Tai susitikrinat, susidedat gerą informaciją. Tam turit mažiausiai dabar 2 mėnesius, ar ne, susipildyti. Dabar kitas skiltis yra vidurinis išsilavinimas. Tai jeigu viską susipildėte identifikacijoje teisingai, prie vidurinio išsilavinimo tikėtina, jog jums atplauks duomenys automatiškai. Jeigu ne, turėsite nurodyti tam tikrus duomenis apie save. Pasitikrinate šitoje vietoje savo informaciją. Galbūt, žinot, visko sistemose būna. Gal ne jūsų mokykla rodo, gal kažkoks sutrikimas, tai būtinai kreipkitės į Lama BPO sistemos administratorių, pasakykite, kad kažkas ne taip. Pateikite, pavyzdžiui, atestatus pažymas, jeigu jūs esate anksčiau baigę mokyklą ir rodo visai ne tą, arba jos neranda, kažkur tai duomenys dingia, visokių irgi kuriozų būna. Pasitikrinate šitą informaciją. Tada gali būti, jog patvirtinsite, jog baigėte tarptautinę bakalaureato programą, baigėte Europos bakalaureatą ar ne, Kembridžo tarptautinę programą. Tiem asmenim yra dar papildomų žingsnių, kuriuos reikės atlikti. Jūs gausite iškart informaciją, jog jūs turėsite kreiptis į studijų kokybės vertinimo centrą, kuris patvirtins jūsų įgytą išsilavinimą pagal šitas programas. Arba tai galės padaryti aukštoji mokykla. Tai būtinai pradėkite tą daryti iš anksto. Užtruks, per vieną akimirką tos pažymos neatsiranda. Kažkas turi gauti jūsų dokumentą, kažkas turi jį patvirtinti, gauti atgal pažymą, ją reikės vėl į sistemą įkelti. Tik tada sistema galės konvertuoti jūsų balus, nes jūs busit kitokius egzaminus laikę. Tai labai svarbu, kad Lama BPO, jeigu iki šiandien dar nesipildėt, pradėtumėt visi pildytis. Pažadėkit man, kad padarysit šitą, nes susipažinsit, susitikrinsit ir būsit ramus. Taip dar ir ateityje parodysiu, kodėl dar labai svarbu iš anksto pildyti. Važiuojam toliau. Aukštasis išsilavinimas ir kvalifikacijos. Čia dažnai stojantieji, kurie va dabar 12-okai praleidžia, sako, oi, čia man neaktualu, čia dzin. Tai nepraleidžiat.
pasitikrinat, jeigu anksčiau niekad jokio aukšto išsilavinimo neįgijote, dabar nestudijuojate, būtinai įlendat į skiltį ir patikrinat, kad taip ir rašo sistema, kad niekur nesimokėte, kad niekur neįgijot kažkokių tai laipsnių ir panašiai. Nes jeigu, pavyzdžiui, įvyktų klaida ir ten būtų pažymėta, jog jūs įgijote daugiau nei pusę studijų kreditų valstybės finansuojamoje vietoje, kas būtų, nu, 2 metus, pavyzdžiui, bakalauro jau pabaigėte, ar ne, ir tada metėt studijas. Ir ten bus pažymėta, kad išnaudojote krepšelį, jums sistema nebeleis stoti į valstybės finansuojamą vietą. Tai būtinai prasižiūrit kiekvieną skiltį, jeigu ten turi būti švaru ir be kažkokios informacijos, būtinai ją ir susitikslinate. Pavyzdžiui, šiuo atveju čia matot mano anketą, aš bandau stoti ir man iškart sistema rodo automatiškai, kad aš jau esu baigus tiek bakalauro, tiek magistrą valstybės finansuojamoje vietoje ir dėja iškart sistema žinos, kad aš jau daugiau į krepšelio vietą pretenduoti negaliu. Tai yra labai labai svarbu. Jeigu jūs nutraukėt aukštojo mokslo studijas, būtinai pažymėkit. Nes, pavyzdžiui, dabartinės studijos aukštojo mokykloje, šiuo metu studijuoju ten ir ten, moku už studijas, ar jau daugiau nei pusę kreditų išnaudojau ar ne. Pavyzdžiui, jeigu jūs šiemet bandote perstoti, nes pernai įstojot ir va dabar baiginėjat, tarkim, pirmus metus, tai būtinai turit pasibaigti, primenu, be skolų, ar neišsilaikot egzaminą ir tada nusitraukėt, neprasidėjus naujam semestrui, ir tada drąsiai, pavyzdžiui, kad baigėte 1 kursą, tai reiškia, kad nedaugiau kaip pusę studijų programos kreditų įgijau valstybės biudžeto lėšom, nes jūs tik 1/4 tų studijų baigėte, ar ne? Tai susižymit visą informaciją tiksliai. Taip pat, jeigu yra tokių, kurie vis dar nenutraukėt sutarties ir bandysit lamą įstoti, tai nepamirškit vieno dalyko. Kai pasirašinėsit jau naują sutartį, naują gautą vietą valstybės finansuojamą, aną būtinai nutraukit, kad nebūtų jokių dublių, nes paskui turėsite irgi nemalonumų. Tai šitus dalykus susitvarkom. Dabar nebūtina nusitraukti, kad galėtume dalyvauti. Pirmą sudalyvaukit. Jeigu galvojat, kad, nu, pabandau laimę, jeigu įstosiu, tai šitą mesiu. Tai tada va taip ir padarykit. Išlaukit rezultatų ir tada parašykit prašymą tenai nutraukti studijas, kad nebūtų dublio, iki rugsėjo 1 švariai keliautumėte į vieną studijas, ar ne? Tai čia yra svarbus aspektai. Tada keliaujam prie, žinau, kad daugiausiai klausimų keliančias vietas, kiti pasiekimai ir kriterijai. Tai štai, kai klausėte manęs, o kurgi man nusipelnyti, kaip man čia gauti, kaip čia pažymėti, kad turiu gauti papildomą balą prie savo konkursinio balo. Tai va čia yra šita vieta. Kiti pasiekimai ir kriterijai. Tai reiškia ne jūsų išsilavinimas, bet kiti, ar ne, galbūt neformalūs, galbūt kažkokie konkursai ir taip toliau. Tai dabar žiūrim, šitas skiltis labai atsargiai detaliai. Pirma dalis. Yra konkursiniam balui papildomus balus pridėti skirtos 2 dalys. Viena iš karto rodau pagal Švietimo mokslo ir sporto ministerijos suskirstytas veiklas. Tai čia pirma dalis, paskui antra bus pagal aukštąsias mokyklas. Pirmoje dalyje tai, ką tvirtina Švietimo ministerija, yra svarbėlesni balai dėl to, kad jie yra priskiriami jum. Ir kai jie yra priskiriami, jie gali būti pridedami stojant į nemokamas ir į mokamas vietas ir nesvarbu, į kokią kryptį jūs stosite. Čia yra labai svarbu. Tada dar kas yra aktualu. Jeigu jūs olimpiadą laimėjote 8 klasiai, tai šitas pasiekimas nebėra vertinamas kaip tas, kuris vertas papildomo balo jau stoja. Tačiau, jeigu jūs įgijote tam tikrus ar ne pranašumus 10, 11, 12 klasėje, tuomet tai jau yra aktualu. Būna, tikrai skambina stojantieji, kurie paskui sako, praėjo 1 etapas, aš nepateikiau pažymos dėl papildomo balo ir pamiršau, kad aš dalyvavau, kad laimėjau ir va negavau to balo. Tai nebūkite tokie, jūs prisiminkite, ką jūs vykdėte, gal už tai galite gauti balą, tiesiog įlyskite tą skiltį, panaudokit, pasižiūrėkit, jeigu jūs abejojat už ką, nenorit reglamentuose tikrinti, tai galit paspaudinėti ir tikrai matysit. Kaipgi dabar matysim, ne? Aš spaudžiu, pavyzdžiui.
Kita informacija. Ir tada žiūriu, aha, čia galima pažymėti, jog baigiau bazinius karinius mokymus, dalyvavau ilgalaikiai tarptautiniai savanoriškoje veikloje ir taip toliau. Žiūriu, okei, man tinka, dalyvavau ilgalaikiai jaunimo nacionalinėje savanoriškoje veikloje, netrumpiau negu 3 mėnesius. Ten labai aiškiai apibriešta, kokios institucijos suteikia tuos pažymėjimus patikimus. Tada sistema iš karto sakys, nurodyk registracijos pažymėjimo numeriuką, aš jį rašau, įdedu dokumento kopiją, ar ne, ar fotografuotą, skanuotą, bet įskaitoma, aiškiai matoma ir pateikiu. Kai aš pateiksiu šitą įrodymą, man iš karto rodys apačioje, jog dalyvavau ilgalaikį jaunimo ten ar ne savanoriškoje veikloje, toks ir toks dokumentas. Ir pavyzdžiui, jeigu aš kažką pateiksiu, bet nepabaigsiu teikti, jinai ir rašys, pavyzdžiui, kad trūksta dokumento kopijos, kažko dar neįdėjau, arba kad yra patvirtinta, kad reikia patikslinti kažko. Tai čia yra svarbu. Ir čia dar kartą, kai sakau, kad pradėkite pildyti anksti savo duomenis Lama BPO, tai va čia yra vienas iš tų dalykų. Labai dažnai paskutinę dieną prieš užsidarant sistemai skambina stojantysis, sako, tu dabar prisiminiau, įkėliau pažymėjimą ir ar man kas nors patvirtins. Tai nerizikuokite taip, nes gali būti nepatvirtinta, nespėta. Nors tikrai žmonės, kurie dirbam už ekranų, bandome padaryti viską, kad iš karto kažkaip sutvirtintumėm, bet kam jum nervai ir rizika. Todėl pradėkite pildyti anksti ir sukelkite visus šituos dalykus. Jeigu šioje vietoje jums neaišku, pavyzdžiui, nes yra konkursai, ne? Atsidarysit tą skiltį, ten begalė bus įvairių pasirinkimų. Ir jums yra neaišku, ar už tam tikrą kažkokį mano laimėtą konkursą yra duodami balai, tai galima viską pasitikrinti. Aš tikrai neatsimenu, nes ten keliolika gal puslapių yra sąrašų įvairių. Tai čia sudedu jums bendrinę informaciją, už ką skiriami papildomi balai, ar ne? Tai be abejo, tai yra pirmojo, antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 vertinimas, privalomai pradinė karo tarnyba. Čia noriu pabrėžti, čia irgi dažnai klausia. Sako, stojimas vyks, pavyzdžiui, ne, Liepos 29 dieną, arba ten sistema užsidarys Liepos 23 per pietus, o mano karinė tarnyba baigsis rugpjūčio 1. Tai ar aš turėsiu papildomą balą? Tai neturėsite papildomo balo tol, kol techniškai jinai nėra pabaigta. Tai jeigu taip nutiktų, kad ten naktį baigtųsi būtent tą, kada užsidaro Lama sistema, tai žinau, kad jie dar pertikrins duomenis, net užsidarius sistemai, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, tikrai stojate pirmame etape Liepą, o baigsit rugpjūtį, balo kol kas neturėsit, kol techniškai tikrai nepabaigėte karo tarnybos. Tada čia yra tarptautinės olimpiados ir kiti dalykai, už ką kiek balų yra skiriama. Ir dabar, kas yra svarbu, konkursai ir kiti dalykai, tai čia yra nuoroda į tam tikrus priedus, tai visada mano skaidrėse yra. Jie yra ir Lama BPO prie dažniausiai užduodamų klausimų ir dabar jie yra mūsų susirašinėjimo lauke, kur mano kolegė turėjo atsiųsti jum nuorodą. Ar ne? Jeigu kažkoks trikdis ar ką, tai aš vėliau dar pabaigoje įkelsiu. Tai kad jūs galėtumėte įeiti į reglamentą prašant viską, už ką yra skiriami šie papildomi balai. Ir ten prieduose to reglamento yra labai detaliai sudėti visi konkursai, kurie, pavyzdžiui, yra patvirtinti, jog už juos galima duoti balus. Tai dar karčiuką. Visas šitas sąrašas yra suteikiamas nuo Švietimo ministerijos patvirtinti papildomi balai ir jie bus suteikiami, ar jūs stosit į mokamą, ar į nemokamą vietą, nesvarbu į kokią kryptį. Dabar keliaujame prie antros dalies, tai yra pagal aukštąją mokyklą skiriami papildomi balai. Tai čia net netilpo man visas sąrašas, daug tų aukštųjų mokyklų, kurios jum gali suteikti papildomus balus stojant būtent į jų aukštąją mokyklą. Tačiau vienas niuansas, kadangi tai nėra patvirtinta ministerijos, tai visi papildomi balai yra skiriami tik stojant į mokamas vietas. Tai yra VNF, valstybės nefinansuojamas vietas, nes tai nėra ministerijos tvirtinami ir prižiūrimi ar ne reglamentai. Tai yra aukštųjų mokyklų.
Tai dabar, jeigu jūs, tarkime, Vilnius Tech ar ne, galbūt dalyvavote ateities inžinerijos projekte, galbūt finansų olimpiados prizinę vietą mūsų laimėjot, gal jaunų architektų mokyklą baigėte, ruošiatės egzaminams stojamiesiam, tai pasižiūrite irgi visą sąrašą, ką jūs randate tenai. Gal į jūreivystę stosit ir turite jūreivio kvalifikacijos pažymėjimą. Lygiai taip pat įrašysite apie tą tinkamą kriterijų metus ar dokumentą, numerį ir įkelsite dokumentą. Mes iškart gausime pranešimą, kad turime patvirtinti, mes patikrinsime, todėl labai prašau. Irgi labai dažnas variantas. Stojantieji, pavyzdžiui, įkelia savo nuotraukas iš atostogų, net nepažiūri, kokį failą prisega. Ir mes jį atmetam, nes negalim patvirtinti. Tai stebėkit sistemą, jūs matysit, kad mes atmetėm. O gal laišką gausit, ar ne? Tai patikrinkit. Tai pasižiūrėkit gerai, ką darot, nes tikrai šiaip labai dažnai irgi pasitaiko va tokių netikslumų. Tai susižiūrit ir žinokite, kad kai viskas patvirtinta ir viskas tvarkoje, prie jūsų konkursinio balo skaičiavimo, kur suvestinėje galėsite matyti, jūs matysite, jog pavyzdžiui, Vilnius Tech partnerinės gimnazijos ir vidurinių mokyklų abiturientė esu, todėl man priskyrė papildomą 0,5 balo į mokamą vietą, pretenduojant į mokamą vietą. Tai va čia skiriasi vieni ir kiti papildomi balai. Ir tada trečias dalykas šioje skiltyje yra antra konkursinė eilė. Antra konkursinė eilė, tai turite žinoti, kad turite patvirtinti, jog jūs žinote, jog atitinkate teisės dalyvauti antroje konkursinėje eilėje aspektą. Ta patvirtindami, jūs sakote, kad tikrai žinote, kodėl tą žymite ir prie skilties antroji konkursinė eilė turėsite nurodyti dokumentą, kuris patvirtina šitą galimybę gauti tą dalyvavimą antroje konkursinėje eilėje. Tai čia jau yra keletą metų šitas dalykas ir kas yra svarbu, kad pirmiausia iš viso katilo krepšelių 10% yra skiriama antrai konkursiniai eiliai priklausantiem asmenim. Tenai jiem išdalinamos vietos, jeigu jos neįsisavinamos, jos keliauja į bendrą atgal katilą ir tada eina jau visas valstybinis etapas. Tai antra konkursiniai eiliai priklauso asmenis, kurie atitinka vieną iš šitų kriterijų. Pavyzdžiui, yra baigę trumposios pakopos studijas, turi netrumpesnę kaip 24 mėnesių praktinės veiklos patirtį ir stoja į universitetinės pirmosios ar vientisosios pakopos studijas ir koleginės studijas. Yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo turintis teisę gauti ar gaunantis socialinę pašalpą. Taip pat yra mažesnis dalyvumo lygis ir turi būti ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa arba jo abu tėvai yra mirę. Tai va čia yra tokie aspektai, tikrai, va čia Lama BPO, jeigu jūs paspausite užduodamų klausimų skiltį, prie šituo jam kyla klausimo, ar aš atitinku, ar tikrai kokią pažymą pateikti, jūs matysite dar daugiau informacijos. Na ką, keliaujam prie pageidavimų sąrašo. Iš esmės, sakyčiau, visi prieš tai buvę laukai yra tokia techninė informacija apie jūs. Ir ją labai svarbu pateikti tiksliai, atsakingai, pažiūrėti, kokią pažymą jūs pateikėte ir taip toliau. Dabar pageidavimai. Pageidavimų sąrašas, kai jį patenkate pirmą kartą, yra absoliučiai tuščias ir štai jūs matote čia tam tikras skaičiukus, raideles, trumpinius. Labai prašau atkreipti jos dėmesį, susiprasti, susižiūrėti, ką reiškia dieninės studijos, kas yra vakarinės, savaitgalinės, sesijinės, ciklinės, ką reiškia VF, VNF, NL, I, nes tai turi labai didelę įtaką ir tai yra labai svarbu. Nes žiūrėkim, yra ne kartą man pasitaikę stojantysis, kuris nepažiūrėjo, ar tai nuolatinės, ar ištęstinės studijos, kurias renkasi, ir pasirinkęs ištęstinės gavo kvietimą būtent į jas, ar ne, pasirašyti sutartį, ir tuomet pakeisti nieko negalėjom, bet turėjome jį informuoti, jog čia studijos truks. Pavyzdžiui, 6 metus, ar ne, o ne 4 ir studijų paskaitos vyks, tarkime, savaitgaliais. Tai labai svarbu, kad tokius dalykus žiūrėtumėt, ką reiškia kiekvienas iš šitų aspektų, prie programos parašytų ir paskui suvestinėje tai atrodys kaip trumpiniai, tai tuos trumpinius suprasdami pasitikslinsite.
Taip pat labai dažnai stojantieji žino VF ir VNF, bet nežino VNF-ST. Tai žinokite, kad tai yra valstybės nefinansuojama, bet su studijų stipendija vieta. Tai reiškia, kad jums vis tiek kaip ir mokėti nereikia, jeigu norminė kaina yra dengiama. Kas dar yra labai labai svarbu? Turėjau stojantį variantą, kur žmogus panikavo, sako, gavau į mokamą vietą, nors aš pildžiau tik į nemokamą, aš mokėti už studijas negaliu. Atsidarom jo prašymą, sakau, nu kaip taip galėjo būti, negali tavęs į mokamą vietą pakviesti, jeigu tu neįrašai mokamos vietos savo pageidavimų sąraše. Atsidarau sąrašą 9 pageidavimai surašyti pirmame etape, nes pirmame etape galėsite rašyti 9 pageidavimus, vėlesniuose jau 6. Tai visur įrašyta visos programos VNF. Sakau, tai tu ir įrašai valstybės nefinansuojamas vietas. Sako, aš supratau, kad raidelė N reiškia nemokamus. Tai va, tai prašau žinokite trumpinius ir žinokite, ką renkatės. Kaip tą darysite? Pageidavimų sąrašą pradedant pildyti, jūs atsidarysite naujo pageidavimo įterpimui filtraciją, ar ne? Tai tai filtracija, dabar žiūrėkite, irgi pradedat skambinti, sakyt, oi, studijų krypčių grupė, nežinau, ką čia pasirinkti. Nesirinkit, jūs galite rinktis tai, kas jums aktualu. Nebūtina filtrė suvesti visų gabaliukų, kad jums kažką čia mestų. Jeigu jūs nežinot, kokia studijų kryptis turi būti, tai ir nesirinkit. Rašykit, pavyzdžiui, Vilnius, žinau, kad noriu Vilnius Tech ir rašau žodį gamyba, bam, man išmes sąrašą. Ir žiūriu, ką turiu. Nežinoti, kokią norit instituciją, rašykit miestą, rašykit tik tai kažkokį tai, nežinau, kūrybą. Ir pasižiūrėkite, ką jums išmes. Jeigu žinot labai konkrečiai, kaip aš šiuo atveju žinau, ką norėjau rasti, ir rašykit daugiau tų filtrų, mažesnis sąrašas bus. Dabar kai atsidaro sąrašas, pradedat žiūrėti atidžiai. Čia yra, ar ne, programos pavadinimas ir yra ypatumai. Tai žiūrit ypatumus, nes gali skirtis. Pavyzdžiui, viena mechatronika ir robotika bus anglų kalba pasirinkimas studijuoti, o kita bus lietuvių kalba. Viena gali būti dieninė, o kita gali būti ištęstinė, arba ten kokia savaitgalinė. Tai žiūrit, ką renkatės. Tada spaudžiat ant mėlynos vietos ir jūs dar matysit detaliau, ką turite pasirinkti. Dabar žiūrit dar vieną aspektą. Anksčiau, ar ne, buvo kolegijinės studijos, universitetinės studijos. Dabar yra universitetų, kuriuose yra koleginių studijų. Tai čia, kaip ir mūsų pavyzdžio atveju, jūs atsidarę programą, ją besirinkdami, pasižiūrėkite, koks kvalifikacinis laipsnis yra suteikiamas. Ar tai yra inžinerijos mokslų profesinis bakalauras, kas reikštų koleginės studijas, ar ne? Ar tai bus bakalauras universitetinės studijos. Tai vad bus inžinerijos mokslų tiesiog bakalauras arba profesinis bakalauras. Pasitikrinat, nes daug dabar yra tų jungimų darytų ir perdarytų tų tvarkų. Tai šitą, tada žiūrite kitus aspektus, turite uždėti varnelę. Pageidavimas finansavimo šaltinis. Pavyzdžiui, jeigu turi tik 2, tai valstybės finansuojama arba nefinansuojama vieta. Tai iš 2, jeigu turi 3, iš 3 renkatės, nes dar su stipendija gali būti. Ir tada studijų forma atsiras atitinkama pagal vietą, kurią pasirinksite. Tai rodau, ar ne? Aš pasirinkau, tarkime, kažką, tada aš matau, kad finansavimo šaltiniai yra netgi 3 tipų, pasirenku, kokio formatu norėsiu ir aš matau, ar ne, savo pasirinkimo sąraše jau pageidavimą. Šiuo atveju specialiai, kadangi esu išnaudojusi krepšelinę vietą ir rašiau, kad noriu valstybės finansuojamos vietos, pateikiau ir žiūrėkit, ką daro sistema. Rašo. Pagal Lietuvos Respublikos mokslo studijų įstatymo 80 straipsnį jūs galite pretenduoti tik į studijas, už kurias reikia mokėti visą studijų kainą, nes aš jau esu išnaudojus vieną kartą krepšelį. Ir man įrašyti iš karto programos į VF valstybės finansuojamą vietą neleis. Sistema protinga ir viską jums rašo, tik jūs paskaitykit. Tai va, dabar važiuojam toliau. Tai kasgi tas VNF-ST, kas čia per velnias? Ar teko girdėti, nežinau. Dažniausiai mokykloje atsakymas būna AA. Tai valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija. Labai mažai programų jūs matysite, kad turi tokį variantą jas rinktis. Taip nuoširdžiai tiesiog rekomenduoju žinoti šitą variantą tiem, kurie stosite į nevalstybinės aukštąsias mokyklas, kaip pavyzdžiui ICM, kur ir nėra, ar ne, valstybės finansuojamų vietų, tai būtinai pretenduokite į VNF-ST.
Nes tai yra irgi kompensuojamos studijos, truputį kitokiu būdu, bet irgi studijų fondas jums kompensuoja tą studijų kainą. Tik čia, jeigu tokią vietą gausit, nepamirštat rugsėjį pasirašyti prašymą, kad jums būtų suteikta ta studijų stipendija, tada nurodyti arba savo banko sąskaitą, arba iš karto universiteto kolegijos banko sąskaitą, į kurią vestų kas mėnesį įmokas už jūsų studijas. Ir kasmet turėsite tai updatinti, atnaujinti. Kas yra skirtumas didžiausias, kad krepšelį, jeigu jūs blogai mokotės, ten, nežinau, prisidarėt skolų, paskui atsitaisėt ir praradęs krepšelį, vėl galite įrotuoti, besimokydamas gerai į krepšelinę vietą. Taip galite, bet jeigu prarasit stipendinę vietą, dėja, bet į ją įrotuoti jau nebegalėsite. Tai svarbu, kad jeigu jau gausit, tai laikykit jautį už ragų, mokykitės, neprisidarykit skolų, kad neprarastumėte. Pageidavimai. Pageidavimų pildyme, atsiminkite, galimi 9 pageidavimai dabar pirmame etape, antram, trečiam, tose papildomose etapuose jūs galėsite pildyti jau 6 tik tai pageidavimus. Dabar pageidavimai nurodomi prioriteto tvarka, sako, žinom, ir paskui nustemba, kodėl neįstoju 9 numerių įrašytą programą, į ją labiausiai norėjau. Tai atsimenat, einat į krepšinio varžybas, į bėgimo varžybas ar bet kur, ką norit laimėti? Pirmą vietą. Tai čia lygiai taip pat norit laimėti pirmą vietą ir patekti labiausiai į pirmą. Tai dabar kvietimą pasirašyti sutartį jūs gausite tik į vieną vietą. Nebus taip, kad jums priėmė į 2 ir tada jūs pasirenkat, kur norit. Ne, jau sistema išrinks, kur patekote, ten ir pasirašinėt arba nepasirašinėt sutartį. Dar kas yra svarbu, kartais moksleiviai tėvam išsigandę, kad niekur nepateko, sako, negavau laiško. Gausit, jeigu netyčia taip nutiktų, kad nepatekote nei vieną iš savo pageidavimų, gausite laišką, kuriame bus parašyta dėja, bandykite ar ne, galbūt kitame etape. Tai visi gausite atsakymus, bet kuriuo atveju. Taip pat yra labai svarbu, kad jūs suprastumėte, kad tas pageidavimų sąrašas yra pradedamas vertinti nuo jūsų pirmo pageidavimo. Tai reiškia, jeigu jūs čia norėjot, pavyzdžiui, inžineriją ir su jūsų konkursiniu balu pageidavimas yra pradedamas svarstyti nuo pirmos vietos, jūs metamas į Lietuvos sąrašą visų stojančių inžinerijos kryptį, žiūrima, sudedama nuo didžiausio balo iki žemiausio, ir kalama kažkokia riba, kiek yra vietų skiriamų ar ne iš to viso katilo, kiek yra skiriama tai krypčiai. Taip pat dar kvotos pasižiūrimos, nes, pavyzdžiui, universitetas gali būti nurodęs, kad, tarkim, mes galim priimti ten, tarkim, 100 ir nedaugiau. Tai irgi gali būti riba. Ir jeigu jūs patekote tą laimingųjų sąrašą, kuris ar ne, gavo tai, ko norėjo, jums sistema grįžta čia, iš karto prideda prie pirmo pageidavimo kvietimą, išsiunčia laišką, sveikinam, įstojot į tą inžineriją ir pasirašinėsit sutartį netrukus. Ir jūsų visas sąrašas yra daugiau nežiūrimas, uždaromas, niekam nebeaktualu. Jeigu nepatekote, neįgyvendino, grįž sistema ir pradės žiūrėti antrą. Ir čia, va, pavyzdžiui, kokią ekonomiką įrašėt. Ir žiūri tada tarp ekonomistų, ar ne, ten tos krypties. Tai va bus žiūrimas jūsų pageidavimų sąrašas. Dabar, jeigu jūs, dabar supraskit, pradėjote pildyti lamą, šiandien pradėsit pildyti kvėpti, ar ne, pranešimo, ir susapnuojat naktį, kad ne, noriu kažką kitą į pirmą vietą, tai žiūrėkit, kad nepripaistytumėt ten klaidelių, kokiu nors neprisirinktumėt, ko nereikia, visada atsiminkit. Sudarytam sąrašiukį galit paspausti ant tos savo programos plačiau ir tiesiog pakeisti eilės numerį. Tai pavyzdžiui, iš pirmos vietos perkelti į antrą. Nereikia ištrinti ir vėl įdėti programą. Tai taip keitaliojasi eiliškumas, tai va šitą galite daryti iki pat etapo pabaigos. Norit keičiat, norit pridedat ir panašiai. Dabar dažnai filtruojant programas, aš žinau, čia mano patirtis, aš pritrūkau idėjų, ką dar įrašyti sąrašą, nes kažkaip įsitikinus buvau, kad reikia viską užpildyti, ką man čia daryti, aš į filtrą įdėjau žodį gamyba, privariau programų su gamyba, man kas gražiai skambėjo, tą įrašiau ir nesukau galvos. Tai bet ir įstojau į tą gamybos inžineriją, nieko apie ją nežinojau, panika ir taip toliau. Tai dabar žiūrėkit. Čia irgi dažnai būna. Stojantysis paskaito pavadinimą, sako, man pats tas grinai menai multimedija ir kompiuterinis dizainas. Tai žiūrėkit, nedarykit šitos klaidos mano ir kitų.
atsidarot, patraukliai skamba, norisi įdėti sąrašą, liuks labai gerai, faina, bet tada išsigūglinat greitai tą programą, atsidarot aprašą ir pasižiūrit, ką mokysitės 4 metus, kokius modulius. Žiūrėkit, jeigu aš čia galvau, kad čia grinai menas ir net matematikos nereiks laikyti, tai va žiūriu, kad, pirmam semestre aš jau turėsiu ir matematiką, ir programavimą, ir diskrečią matematiką, ir, nu gal ten meno ir yra, bet matematikos neišvengs, ar ne? Tai pasižiūrit pagal pavadinimą, ką mokysitės 4 metus ir ar tai yra patrauklu ir priimtina, neapsigaudinėjat iš gražių pavadinimų. Tada, jeigu sukat galvą, o ką dar įrašyti, tai žinau, kad visų tikslas yra pagrindė ne tik smagiai laiką praleisti ir įdomius dalykus mokyti su fainai žmonėm, bet dar ir, kaip ir darbą norėsis ateityje kažkokį turėti ar dar kažką. Tai pagalvokite, jeigu turit laisvų vietų, ir nežinot, kągi čia dar įrašyti, kokias alternatyvas pasirinkti, tai prioritetinės rytis. Ten, kur verslas duoda stipendijas, o tai žinosit pagal ypatumą, žiūrėkit, prie programos parašyta, 2 netgi įmonės duoda stipendijas. Dar atsiminkit, kad universuose, kolegijose įmonės duoda be įsipareigojimo. Jie sako, liuks, mums reikia šito specialisto vien už tai, kad įstojai į tą programą, mes tau galim duoti skatinamąją stipendiją. Čia nereiškia, kad pas juos dirbsit po studijų. Ne. Tai va čia yra geras rodiklis, reiškia, kad bus lengva rasti darbą, praktikos vietą bus lengva rasti ir keisti darbą toj krypty, nes reiškia, žiauriai reikia specialistų. Tada pasižiūrit valstybės prioritetų sąrašą, ten visada bus matematikai, technologai, inžinieriai, medicina, kušeriai, pedagogai. Ir reiškia, kad ten daugiau valstybės tenksis, jeigu bus daugiau stojančių, pakreipti daugiau krepšelinių vietų. Ir žiūrėkit, o kur jau ugnelė gęsta, kur vis mažiau ir mažiau tų stojančiųjų, tikėtina, kad tai gali būti rodiklis arba tam tikro laikotarpio, kada jų nereikėjo. Tai pasidomėkit, ar dabar nėra taip, nes, pavyzdžiui, logistika atrodytų, kartais pasižiūri žmonės, kad, tai ten mažai stoja. Todėl, kad jų kažkada buvo perteklius, o dabar yra klaikus trūkumas logistikos specialistų ir dabar jau žmonės pažiūri, mažai stoja, tai bijo, o iš tikrųjų ten visos stipendijos ir eina verslai iš proto, kad reikia specialistų. Tai žiūrėkite va šitą balansą ir pasidomėkite atidžiau. Dabar, sudarant bendrai visą savo pageidavimų sąrašą, man labai svarbu, kad jūs turėtumėt savo prioritetą. Pavyzdžiui, vienas žmonių gali būti tikros istorijos, čia tikrai stojantieji sako, man zin, kur aš mokysiu, aš noriu į sostinę išvažiuoti ten iš kokio tai tėvų namų, iš Kauno, dar kažko. Ir tada žmogaus prioritetas ten Makalynė bus sąraše, bet viskas bus Vilniuje. Kitas sako, aš tai jau tikrai nemokėsiu už studijas, aš noriu nemokamai, gal ir norėčiau va tokiam ir tokiam mieste. Kažkas turi aiškiai krypti, bet tarp krypties kaip ir nesvarbu. Robotika ir transporto inžinerija man kaip ir dzin, bet noriu Vilniuje nemokamai inžineriją. Tai va šitą, kai turit ir man galit pasakyti, aš turiu tai matyti jūsų pageidavimų sąraše. Rodau pavyzdžius. Žiūrėkit. Aš matau sąrašą, kur stojantysis susidėjo savo prioritetus ir ką aš iš karto galiu pasakyti, šis stojantysis akivaizdžiai nori studijuoti Vilniuje, nes visos pasirinktos aukštosios mokyklos ir netgi VDU padalinys yra Vilniuje. Tada aš matau, kad jis akivaizdžiai stengiasi žmogus nemokėti už studijas ir paskutiniam vietoje rašė VNF, tai tą nefinansuojamą vietą, kad jeigu nepavyks kitur, tai tada, ką jau darysi. Ir tada bandau žiūrėti, ar yra kažkokia kryptis. Informatika, kosmetinė chemija, kušerija, pradinis pedagogika. Krypties nematau. Matau miestą ir finansavimą. Matosi jo prioritetai. Kitas žmogus. Nesvarbu, ar čia Klaipėda ar Vilnius, jam svarbu ar ne, bandyti nemokėti už studijas tik iš bėdos paskutiniam etape mokėtų, bet labai labai aiškiai kryptis numatyta vadyba. Važiuojam toliau, dabar žiūriu čia, žmogus akivaizdžiai tikrai nenori mokėti už studijas, tik iš bėdos renkasi, o gali būti, kad ir nesirenka. Ir tada ką matau? Jam nesvarbu miestas, jam nesvarbu ar tai kolegija, ar tai universitetas, nes yra ar ne ir vienokios ir kitokios institucijos, bet akivaizdžiai matau kryptį. Automatika, energetika, inžinerija, robotika, tai reiškia viskas inžinerinių krypčių moksluose.
Tai va taip turi atrodyti jūsų pageidavimų sąrašai. Dabar ką, kadangi turiu daug tėvelių, būkit geri. Pakalbėkit dvyliktokai su tėvais, tėvai su dvyliktokais. Tai ką darysim, ar vaikas gali iš esmės stoti į kitą miestą, kaip jam seksis ten išgyventi, ar jis turės iš jūsų paramos, ar tėvai yra pasiruošę padėti mokėti įmoką, ar reikės imti galbūt finansavimą ar ne, kažkokį tai kreditą studijom, ar reikės jam dalinai dirbti, ar tėvai prisidės tik tai, pavyzdžiui, už bendrabutį kažkiek parems ir maistą, o už studijas teks mokėti pačiam. Pakalbėkit, nes šiaip keista, atrodo, mes kalbamės, bendraujam, bet kartais tiesiog vaikai supila tuos pageidavimus ir paskui mus pastato prieš faktą. Tai kol dar turit laiko, šiandien prie arbatos tikrai labai kviečiu tą padaryti ir pasikalbėti, pasiplanuoti. Ir kai galvojate apie studijas Lietuvoje, užsienį, paskaičiuokit, kiek transportas, kiek tie bendrabučiai, kiek kas kainuoja ir kaip visa tai susidės ir kokia tai bus našta. Tai būtinai paplanuokite plačiau. Na, taip, tai čia tų pavyzdžių yra ir daugiau. Dabar viena išimtis, nu būna stojančiųjų, sako, aš tik noriu architektūrą, pasirinkimas yra ten viena stojimo sistema ir viskas, daugiau aš į nieką nepasirašysiu sutarties. Žiūrėkit, gerbiu stojantįjį, kuris sako, aš žinau, kad niekur kitur aš nenoriu ir geriau aš po metų perstosiu. Aš turėjau klasiokę, kuri 4 metus stojo į aktorinį ir tik tai 5 metais įstojo ir dabar nuostabiai kūrė savo karjerą. Yra tokių žmonių, bet jinai prisėmė atsakomybę. Jinai nebandė tempti gumos kažkur kitur ir išnaudoti krepšelio, jinai atsakingai tai darė kasmet, kol pasiekė savo svajonę. Tai galima, bet turėkit omeny, kad prisėmam riziką. Jeigu neturim alternatyvų, sistema kažko mums nepasiūlys, jeigu neįrašysim pageidavimų sąraše. Iš nevilties prirašyti nesąmonių ir paskui, kai jūs pastatys prieš faktą, kad dabar per 2 paras pasirašot sutartį arba nepasirašot, tikrai nerekomenduoju rašyti programos, kur visa širdim žinot, kad rytoj gaunu kvietimą, rašaus ar ne. Ne. Tai trinkit lauk iš sąrašo, nes realiai gal jūsų klasiokas ar geriausias draugas bando stoti tą programą, jūs atimsit iš jo vietą, ateis laikas pasirašyti krepšelį, ne tą vietą ar ne, ar apskritai sutartį ir jūs nepasirašysit. Tai ir iš jo atėmėt ir patys nepasinaudojo. Tai būkim sąžiningi prieš save ir kitus, bet būtinai turėkite alternatyvų. Netikiu, kai sako, nieko kito nėra. Ir tada pradedi pasakoti, kad, gerai, tu nori mediciną, viskas tvarkoja, bet jeigu tau nepavyks, o tu žinai, kad yra toks dalykas, pavyzdžiui, kaip medicinos inžinerija, ir turiu stojančią, kuri iš tikrųjų ir stoja į tą medicinos inžineriją ir aiškus kaip alternatyvą ir džiaugiasi. Tai pažiūrėkit institucijas, kuriuose tikrai galit bent iš viso sąrašo tikrai rasti nors vieną alternatyvę programą. Tai štai, dabar kalbant apie sistemos prašymų pildymą ir pageidavimus, yra vienas labai svarbus aspektas. Šiaip gerbiu jūs, jeigu jau žinote, kad į programą, kurią norite stoti, yra stojamieji egzaminai. Tai reiškia, šaunuoliai, visko rūpinatės, tik nepraleiskit datos, kada tas egzaminas vyks. Tada dar pabrėžiu, kad būtina žinoti ir užsiregistruoti LAMA BPO sistemoje į tą egzaminą. Tik per sistemą. Tai dabar žiūrėkit, jeigu jūs dabar pradėsit pildyti ir įrašysit programą, kurioje yra stojamieji, sistema iškart jūs perspės. Žiūrėk, nepraleisk, dalyvauk, registruokis. Jeigu tikros istorijos Liepos pabaigoje gauna rezultatus, tėvai sako, kad tu čia dar pildysi, dar neturi egzamino rezultatų, pradeda pildyti, nei orlaivio pilotavimą, nei architektūros pasirinkti nebegalima, nes stojamieji vyko prieš 4 savaitės. Ir viskas, jūs įstoti tą programą galėsite tik po metų. Tai pildykit dabar, žiūrėkit tą sistemą ir jinai jums padės nepraleisti. Dabar žiūrim toliau. Aš įrašiau programą kažkokią, tai pavyzdžiui, pernai specialiai pralaukiau terminą egzamino, tada bandžiau pildyti architektūrą stojimą ir žiūrėkit, ką man sistema iškart rašo. Nebegalima įvesti pageidavimų šią programą, nes pagrindinio priėmimo stojamieji egzaminai nebevyks. Viskas. Ir štai aš jau žinau, kad pražiopsojau, praleidau ir net nebegaliu į sąrašą įrašyti architektūros. Jeigu taip nutiks, jūs įrašote programą, kaip čia aš įrašiau kraštovaizdžio architektūrą ir yra stojamasis, sistema rašo, po paskutinio pageidavimo sąrašo pildymo pakeitimo neaplankėte skiltę stojamieji egzaminai, joje bus pateikta visa registracijos informacija.
okei, aš iš karto peršoku į tą skiltį, atsidarau ir žiūriu, okei, meninio kraštovaizdžio gebėjimų egzaminas vyks tada ir tada, tokiu adresu aš užsižymiu. Čia irgi būkit atsargus. Pavyzdžiui, architektūros egzaminas vyksta tiek Kaune, tiek Vilniui. Žiauriai dažnai stojantieji pasirenka, pavyzdžiui, Kauną, atvažiuoja Vilniui, stovi minutį kiek, ateidinėja, o mes sąraše neturim, priimti negalim, žmogus padarė klaidą. Ir viskas, ar ne? Tai kad tokių kliurkų nebūtų ir dienų nepainiokit, užsižymėkit kalendoriuose, kad tikrai reikia tą dieną būti ir kur būti ir pasitikrinkite. Taip pat noriu parodyti, kad, vat, pavyzdžiui, architektūrą, ar ne, aš supildžiau šiemet, man iš karto rašo, ar ne, vat, kur noriu, Vilniuje ar ne Vilniuje, kuri data, koks laikas ir tada netgi aprašyta šioje skiltyje. Atvykęs laikyti turi turėti, ar ne, savo asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą, ateiti anksčiau, atsinešti nespalvotų pieštukų, trintuką, draštuką, rašiklį. Matot, viskas jums padėta ant lėkštutės, tai nepraleiskit ir tokių programų yra nemažai. Tai labai labai svarbu, kad pasidomėtumėte ir nereikėtų paskui ašaroti. Na ir paskutinis dalykas - suvestinė. Suvestinėje jūs nieko neįvesit. Nieko nebepildot. Viskas supildėt prieš tai, suvestinę turite peržiūrėti ir labai atidžiai. Čia pasitikslinsite, ar visi duomenys, kuriuos jūs sudėjote, yra teisingi apie jūs ir saugoti savo prašymą, kurį pildėte 2 mėnesius Lama BPO, nereikia. Lama BPO supranta, kad jeigu čia įdėtų, kad jūs supildę turite išsaugoti, tai, tai koks 20%, jeigu nedaugiau, tikrai nepaspaustų ir nesudalyvautų ir panikuotų paskui, kodėl negavo kvietimo studijuoti. Tai iš esmės sistema veikia taip, jūs pildote visą tą etapą ir kai ateina uždarimas, ją uždaro ir apeliuoja, kad tai, kas dabar yra suvesta, tą ir svarsto sistema. Tai nieko tokio, jeigu ten nepaspausit kažkokį išsaugoti. Dabar žiūrim toliau. Aha, atsidarau tą sąrašą, žiūriu mano visą suvestinę. Aha, čia pageidavimai, čia mano balas į mokamą vietą, čia mano balas į nemokamą vietą. Jeigu yra numatyta aukštosios mokyklos minimali vertė arba buvo numatyta man tada, kai stojau, aha, kokia jinai yra, ar aš ją tenkinu, tai prašo tinkamumas dalyvauti, spaudžiant balo žiūriu, aha, čia nieko neturiu, aš čia, pavyzdžiui, baigus seniausiai mokyklą ir visai netinka man jau dabar stoti, nėra pas mane kažkokių dalių. Aš neįstočiau dabar ten, kur kažkada lengvai įstojau. Ir į mokamą vietą žiūriu, aha, balas didesnis, kodėl, taip pat skaičiuoju egzaminus, bet turiu papildomai mokamą, okei, viskas aišku, viskas man tvarkoja. Čia žinau, kad yra 25 metais baigusiųjų mokyklas, tai čia nenustebkite, prisiminkite, kad šiemet jum konkuruojant su šių metų stojančiaisiais yra mažinami balai, ar ne? Tie, kurie yra pridėti pernai. Tai va čia, kai konkursinį balą skaičiuoja, tai jie yra sumažinami atstatant ale teisybę. Tai jeigu jūs surinkote nuo 40 iki 99 balų, ar ne, iš beveik visų egzaminų, išskyrus ten lietuvių nebuvo pridėta, tai numinusuoja 10 balų. Jeigu jūs ten turėjote link 100 ir jums pridėjo mažiau nei 10 balų, tai yra atima tik tai tiek, kiek turi. Tai va čia yra tas niuansas ir tas turės matytis jums akivaizdžiai, jau dabar yra sutvarkyta. Žinau, kad birželio 1-2 dar nebuvo visi duomenys gauti apie kiekvieno jūsų rezultatus. Tai ten buvo dar netikslumų, bet dabar jau gerai rodo ir tą atskaičiavimą aiškina sistema ir viską matysit. Kas čia suvestinė yra svarbu? Jeigu jūs čia įėję matote, jog tinkamumas dalyvauti yra žyma ne, reiškia, kad į tą programą jūs net nebūsit svarstoma stoti. Tai aš sakyčiau, kad trinkit lauk iš pageidavimų sąrašų. Bet dabar kaip žinoti, ar reikia trinti ar ne? Tai prie netinkamumo to dalyvauti žymos aš ant jos paspaudusi matau. Nedalyvauju kol kas, nes neišlaikiau privalomą egzaminą. Tai jeigu žinau, kad aš jį užsiregistravau ir eisiu, tai tegu būna tam sąraše, kai atsiras įvertinimas, aš jau galbūt atitiksiu. Jei neišlaikysiu, tai neatitiksiu ir ištrinsiu iš pageidavimų sąrašo. Tai šitą pasižiūrėkite gerai. Ir taip pat suvestinėje matysite skiltį stojamieji egzaminai, į ką aš esu užsiregistravus ir kai jį išlaikysiu ir turėsiu įvertinimą, jis irgi suvestinėje matysis.
Tai vat suvestinė yra svarbi dalis, kurioje nepildote, bet viską susitikrinat ir jei kyla abejonių, konsultuokite, skambinkit, Lama BPO taip pat viską jums paaiškins ir žiūrėkite, kad viskas būtų tikslu. Klausimas būna, o tai kas, jeigu toks pats konkursinis balas, tą pačią programą, tai kaip čia pasižiūri, tai žinokit, yra sudarytas punktas, jeigu du stojantieji turi identiškus balus, pagal ką, kuris bus prioritetiškai priimtas, tai to, kurio brandos egzamino ar sporto pasiekimų įvertinimą, žiūrint čia į kokią kryptį stosi, padaugiant iš svertinio koeficiento nurodytų prieduose suma yra didesnė, to jeigu ir tai vienoda, tada kitas aspektas yra apsvarstyta. Tada Lama BPO yra paskutinė skiltis sutartys. Tai sutarties dalyje, aišku, kad dabar nieko neturėsite, ten atsiras dalykų tik tada, kai jūs jau įvyks stojimas ir turėsite pasirašyti. Dabar žiūrėkit, labai dažnai stojantieji naktį gauna ar ne tą kvietimą studijuoti ir prasideda, skambina universitetus, 3 ryto jie nekels ragelių, visų pirma, jūs patys tą suprast turit. Dabar kitas dalykas, tam laiške, kur gaunate kvietimą studijuoti, pasirašyti sutartį, yra labai aiškiai parašyta, kad sutarčių sudarimo terminas prasidės tam tikrų laikų. Tai žiūrėkit, jeigu jūs kvietimą gausite ar ne, tam pavyzdžiui, 29 dieną naktį, o sutartį sudarinėti jūs galėsite tik tai Liepos 30 nuo 4 valandos. Tai reiškia, anksčiau niekaip niekur jūs neprasibrausit ir jokios sutarties, jokio aukštojų jūs iki to laiko nepasirašysit. Tai nepanikuojat, neskambinėjat, o skaitot, kas jums parašyta ir pasirašinėjat tada, kada yra laikas. Dabar kitas dalykas, pasiruoškit tam sutarčių pasirašymui, jam reikia, kad jūsų veiktų bankininkystė. Jinai veikia, nes jūs užsiregistravot Lama BPO, bet buvo stojantysis, turėjo Smart ID, išvažiavo atostogų, įkrito telefonas į vandenį ir įsivaizduokit, nebeveikia telefonas, nebėra kaip elektroniniu būdu pasirašyti, sutartis pasirašinėjama per 2 paras. Ir nėra įgalioto asmens Lietuvoje, kuris už jį galėjo pasirašyti ir nebeteko galimybės pasiimti savo vietą ir gavo per papildomą etapą stoti iš naujo. Tai jeigu jau planuosit išvykti, jeigu planuojat pamiršti, kad tą dieną reikia pasirašyti, atidžiai žiūrėkit, nevežkite tėvai tų vaikų tada tom dienom, gal atostogauti kartu, žinau, kad ten norisi. Pasižiūrėkit ar palikit kokią močiutę įgaliotą, jeigu kas nutiktų. Tai va taip apsisaugom, pasiruošiam, žinom, kada reikia jau pasitikrinti ir kada reikės pasirašyti, nors visas Facebookas mirgės ir tikrai jau pamiršt būna labai sunku. Tada nebijot pakartotinių stojimų. Žiūrėkit, jeigu jūs stojat per pirmą etapą ir gavot tik įmokamą vietą, ne faina, bet rekomenduoju pasirašykit jūs tą sutartį, sulaukėt antro etapo atidarimo, pildot iš naujo ir bandot pretenduoti. O gal tikrai daug šansų yra ir antrame etape galbūt gauti, nes stojantieji ypatingai kasmet dabar vis blogesnė situacija, prisipildo, gauna kvietimus, nepasirašinėja. Tai labai daug krepšelio antrame etape lieka, tiesiog nes žmonės prisirašo, prisipildo ir kai reikia pasirašyti, nepasirašo tų sutarčių, tai bandykit. Bet atminkite, labai svarbu, jeigu pirmame etape stojot ir gavot kvietimą į valstybės finansuojamą vietą, bet nebūtinai į tą, kur labiausiai norėjote, bet jūs gavot kvietimą ir pasirašėt, viskas, antrame etape jūs galite tik įmokamą pretenduoti. Tai kaip sakau, jau vienas žmogus 2 kėdžių negali užsidinėti. Paėmė vieną krepšą, tai ir paėmė. Bet jeigu tu nepasirašai, čia yra didelė dilema. Tai sako, tai ką, tai aš dabar nepasirašysiu, o antram negausiu, tai šitą prarasiu. Prarasit. Rizika. Čia yra rizika. Tai yra labai svarbu. Na ką, pagrindiniai tokie aspektai yra baigti, dabar ekskliuzyviniai. Karo tarnyba, tarptautiniai bakalaureatai ir kiti reikalai. Jeigu turiu tarptautinį bakalaureatą baigusių, tai jums tik reikės, kaip matėt sistemoje, pažymėti šitą dalyką, jog esat baigę, tada jums reikės kreiptis į SKVC studijų kokybės vertinimo centrą arba pasirinktą įgaliotą aukštąją mokyklą, kad mes atliktumėm pripažinimą jūsų šitos įgytos variacijos, o Lama BPO
perskaičiuosiu jūsų balą. Kadangi apie tą balą aš jau nebekišiu čia informacijos ir perskaičiavimo, tai ten irgi maksimalus balas, kai bus prilygintas, kuris egzaminas, kuriam bus konkursinio balo egzaminui prilygintas, yra nuoroda į reglamentą. Jį turėtumėte gauti ir dabar susirašinėjimo skiltyje ir galima rasti. Taip pat Lama BPO prie dažnai užduodamų klausimų, bet šiaip jūs viską irgi sistemoje matysite. Dabar karo tarnyba. Dėl karo tarnybos, kaip minėjau, papildomą balą gausi tik tada, kai jau baigsite tą tarnybą. Ir dabar, o ką daryti, jeigu aš jau 12 klasėje gavau kvietimą ir labai labai panikuoju ir sako, aš net nebestosiu, man nebegalima. Galima. Ir būtinai rekomenduoju stoti. Nes dabar žiūrėkit, jeigu jūs šią vasarą, kad ir turėsite tuoj nuo rudens pradėtą tarnybą, pildykit prašymą, bandykit gauti savo vietą, kurią jūs norite gauti. Ir galbūt jūs ją gausit. Pavyzdžiui, pirmame etape nemokamai į tą, kur labiausiai norėjot. Pasirašot sutartį ir iš karto užpildot prašymą aukštai mokyklai. Prašau atidėti mano studijas, noriu akademinio atostogų dėl karo tarnybos. Po metų jūs po tų 9 mėnesių grįžtate po karo tarnybos į tą vietą, kuri jums palikta ir rezervuota. Jeigu nepasisekė tas stojimas, tai jūs tada pralaukėt tuos metus, susirenkat savo tą papildomą 0,5 balo ir vėl bandot kitais metais ir gal tada jau gausite tą norimą vietą. Tai labai tą rekomenduoju ir dar turėkit tokį niuansą omeny, kad jeigu esate pakviesti į karo tarnybą ir jūs stosite į prioritetinės valstybės kryptis kaip informatika, inžinerija, medicina, aviacija, matematika, fizika, tai realiai mes viską be medicinos turim, tai jūs galėsite prašyti atidėti jūsų karo tarnybą studijų pabaigai ir ją atlikti po studijų pabaigimo per 3 mėnesius. Tai kol kas yra ir toks niuansas, tai būtinai pasikreipkite, pasikalbėkite, ten tikrai nežvėris dirba ir labai labai protingai jūs pakonsultuos. Tai tokie pagrindiniai dalykai. Jeigu turit tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikytą ir sako, tai kaip man tą anglų kalbą, IELTS, TOEFL ar dar kažką užskaitys, ir ar verta man laikyti anglų egzaminą, tai visada sakau verta, nes valstybinis brandos egzaminas su jumis ir jo rezultatas liks visam jūsų gyvenimui atestate, o šitie tarptautiniai kalbų egzaminų rezultatai bus tik 2 metus galiojantis. Tai jeigu jūs po 5 metų stosit, perstosit, reiks iš naujo jį laikyti, nes neturėsit sudedamosios. Jeigu laikėt ir valstybinį, ir IELTS, ar TOEFL, ar kažką, tai sistema jinai pasižiūrės, kur aukščiau gaunasi jūsų balas ir įdės tą vertę, kuri pakels jūsų konkursinį balą. Konvertavimas yra nuoroda įdedama jum, galėsite naudotis. Tikrai prie dažniausiai užduodamų klausimų Lama BPO lengvai galima rasti, kaip perskaičiuoja, bet iš esmės ten neatsimenu IELTS, TOEFL, jeigu 7 maksimumas, tai ten užskaito, kaip kad iš valstybinio anglų 100 būtumėt gavę. Tai žinau, kad ten konvertavimas padaromas irgi viskas automatiškai, tik pateikite prie pasiekimų, kad jūs baigėte. Čia studijų kainos, žinokit, kad kainos kaip ir konkursinis balas, viskas pagal kryptis, kiek kainuoja vienos kitos studijos, tai čia yra terminai, pagrindinis priėmimo etapas jau prasidėjęs ir pildote savo prašymus iki Liepos 23, tada 30 dieną jūs gaunate, ar ne, iki 15 valandos dienos, tai tikėtina, dažniausiai būna apie vidurnaktį kažkur tai, bet iki, kaip rašo, 3 valandos dienos gausite kvietimus, informaciją kur, o tada pasirašinėjate, ar ne, porą parų pasirašinėjate savo sutartis. Tada, kai jau viskas paaiškėja, kas pasirašė, kas nepasirašė, rugpjūčio 4 startuoja antras etapas, jūsų duomenys bus išsaugoti, jums reiks tik pageidavimų sąrašą pasikoreguoti Lamoje. Ir tada vėl gaunat rezultatą ir tada dar vienas papildomas etapas jau rugpjūčio 14-17. Be abejo, neverta dalyvauti tik vėlesnėsnio, nes pirmame bus daugiausiai išdalinta, ar ne, visų valstybės finansuojamų vietų. Stojamieji egzaminai, stojamųjų egzaminų sesija nuo birželio 12 startuoja iki Liepos 21, tai tame tarpe visos aukštosios, kurios turi stojamuosius, juos ir vykdys. Ir kai baigsis sesija, viskas, ar ne?
Tai va, tai dabar jeigu turiu tokių, kurie šiandien prisijungia ir esate iš ankstinį stojimą su Vilnius Tech pasirašę arba su kitom aukštosiam, tai jų gali būti įvairios sąlygos, tai žinokite, persižiūrėkit, ką jūs ten pasirašėt, ką pasidarėt. Dabar primenu mūsiškiam, kurie pasirašė. Tai dabar žiūrėkit, ką pirmą skambinat jūs ir klausat, tai ką man dabar daryti? Dabar pirmiausia, į tą lendate Lama BPO ir būtinai pildot savo prašymą stoti pirmame etape. Būtinai. Pirmu numeriu įrašote tą programą, kurią jūs nurašėt mum iš ankstinio stojimo ketinimo studijuoti sutartį. Tai, pavyzdžiui, jeigu rinkote statybos inžineriją, nes populiariausia buvo, pavyzdžiui, ketinimo studijuoti sutarčių programa, tai rašot pageidavimų sąraše pirmu numeriu statybos inžinerija nemokamai VF, tada antru numeriu mokamai VNF. Galit kitą sąrašą pildytis, viskas tvarkoja. Jeigu po pirmo etapo jūs gavot kvietimą į valstybės finansuojamą, tai pasirašot, pamirštat tą ketinimą studijuoti, viskas gerai, jums pasisekė, viskas. Jeigu negavot, jūs galite pasirašyti į tą mokamą vietą, sutartį, bet tada būtinai turi dalyvauti antrame etape ir rugpjūtį vėl pildyti savo prašymą. Dar kartą bando atgauti nemokamą vietą. Jeigu ir tą kartą negavot, laukia trečio etapo ir trečiam dar kartą nurodo tą programą ir bando. Jeigu ir trečiam nepavyko, o jūsų balas, pavyzdžiui, inžinerijoje siekia 6, ar ne? Konkursinis, jūs atitiko tą reikalavimą, tai tada jau universitetas žinosite, kad jums kompensuoja 100% studijų kainą ir mokėti vis dėlto nereiks, nes galioja ketinimo studijuoti sutartis. Jeigu prisirašėt sutartį, nebenorit jūs į tą programą, jūs nestosit, nepildysit, nieko tokio, jūs pildykit kaip jūs norit, jūs tiesiog nebeįgyvendinat sąlygų ir ta sutartis savaime nusitraukia. Nieko daugiau daryti nereikia. Nes sako, ai, vasarį pasirašiau, dabar pergalvau, visai aš ten nestosiu, arba nebenoriu, arba iš vis kažkas keitėsi planai, tai ta sutartis savaime ir nutrūks. O tie, kurie tikrai labai motyvuoti ir bandot ir norit ir stengsitės, tai dalyvauja tuose etapuose visuose 3 būtinai. Tai va, jeigu kils kokių klausimų ateityje, tai būtinai rašykite mum į stojančių priėmimo centrų, rašykite man, jeigu reikia jūs, tai Rožieniai Facebook'e, aš tikrai atsakinėju stojantiesiam, žinau, kad kyla klausimų ir naktimis, tai būtinai aš jums atrašysiu. Jeigu klausimų šiandieną nebeturite, tai galite palikti atsiliepimą, ar buvo vertinga ir kas buvo šiame pranešime jums vertinga, ar buvo kažkas, ko negirdėjote, gal kažkas pasidarė aiškiau, tai labai vertinsiu jūsų atsiliepimą. Ir dabar, stabdydama įrašą, grįšiu prie jūsų klausimų.